Taigi ką, sveiki visi mano mėlyje žiūrovai ir čionais vėl farmingas 19 ir žemėlapis rasvėtas. Čia antra dalis, kaip užpulsiu. Kaip prisimenat, praeitai dalyje mes pradėjom kulti savo lauką, padarėm 3 vietelės ir pradėjome eiti va taip linijomis. Ir va taip sustojau, kada užpilinėjom jau 3 bunkerį su savo rostelmašiku. Nova 300 tram ir šiandien mes pratęsim darbą. Ką? Laimingo žiūrėjimo ir pratęskime darbą. Kulsiu, manau, šiandien užbaigsim darbą visą šitą kulimo. Arba ne. Norėčiau užbaigti šiandien, bet pažiūrėkit, koks manęs dar laukas laukia. Tai tęsim darbą. Žyriniai tokie salpins pas man kulimi. Ir geras normalus derlingumas. Tai darykime darbą, šiandien užbaigsim. O kas nežiūrėjo praeitos dalies, būtinai pažiūrėkit. Prenumeruokit kanalą mano. Ir prenumeruokit kitus kanalus, pavyzdžiui, Banančikas, Agurčikas, Patata Lietuvis. Vat jos prenumeruokite irgi, ne tik mane. Mes va taip tęsim su šito gražiu rostelmašikų darbą. Bet sakau, aš norėjau vektoriaus. Vektorius atrodo irgi, jis yra kompanijos Rostelmaš, jis panašus. Va taip panašiai atrodo, priekis irgi labai panašus, va taip priekis toks pat, tik tai galas toks juodas rombas. Nu ne rombas, o šitas stačiakampis galiai juodas toks, jis kitaip atrodo vektorius, galas kitaip atrodo. Bet aš norėjau vektorius irgi 3 korpusiniai, tai, bet Nova irgi, sakyt, beveik tas pats, negu kaip ir vektorius. Bet jie turėtų taip pat dirbti, modai yra ant tokių. Juk šitas laukas, tai šitas žemėlapis yra modinis, Kamazas modinis, bet pas kombainas tai ne modinis. Kombainas nemodinis, kulimoji nemodinė, bet viskas kitas modai. Kamazas modai, priekabų modai, Kirovcas modai, John Deere'as tas, su kurio laiščiau modai, Plūchas modai. Kultivatorius modai, laistytuvas modai. A kaip aš tenais kitaip dariau, arėjau, kultivavau, laišiau, tai čia jau per TikToką žiūrėkit. Regis aš prisimenu, kaip ten vadinasi mano šitas Mazvis FS 19 turi būti. Turėtų tai būti. Jeigu kažką tai neteisingai, aš galėsiu tiesiog ant ekrano parašyti, kaip tiksliai yra. Nu, mes turėsime tęsti darbą. Linksmai ir, kaip ten sakyti, tęsti darbą. O tai irgi tęsiu darbą. Irgi. Noriu radiją įjungti, paklausyti kažkokias ten muzikas, bet gausiu autorės teisės. Bet aš nenoriu gauti autorės teisės, tai nelabai gerai autoriaus teisės. Bet šitais tai tylumoju pulti. Galbūt padarysiu pirmą žvilgsnį, va taip. Ir timelapsų, per timelapsą šitas kulsiu. Paskui montažuosiu per filmorą. Ir tenais padarysiu, kad būtų šitas sugreitinta. Ir nuimsiu garsą, padarysiu kažkokį, uždėsiu galbūt muziką. Ir tada išeis labai gerai tada. O aš kol bus ant vaizdo įrašų sugreitinta ir bus kitokia muzika, aš klausysiu kažkokią per Traxxam FM, kaip tenais yra normalios muzikos, einu per Traxxam FM geros. Taip ir klausysit Traxxam FM, jūs klausysite visokius kitokius dalykus. Jeigu ką, per Traxxam FM rodo tikras dainas. Buvo visokiai tenais, nu tai buvo tenais. Regis buvau, kada buvo Daugiau Style įjungta. Buvo visokios kitokios. O mes tęsim darbą, timelapsą, jau 3 bunkeriai ir mes toliau darykime. Toliau.
Ir tęsim darbą, tai ant Angio lapso bus, aš kol kas įsijungsiu muziką savo, aš jums uždėsiu kitokią muziką montažo. Ir jeigu ką, kad montažuoti šitas, naudokit Filmora, ją man pasiūlė Leiranas. Banančikas. Pasiūlė man jie. Jo, jūs manot, reikia pervadinti kanalą kažko tai populiaraus, o tai Banančikas pervadino savo kanalą Banančik Squid Game. Suprantat šitą visą bairių? Squid Game'as tapo labai populiarus, kažkodėl tai. Man tai nelabai, kad jis pervadino savo kanalą į Banančik Squid Game, aš tai nesiruošiuosi ją pervadinti, žinot. Bet šiaip tas viskas normaliai. Visgi jis parašė man messenger, kad tipo, jo kanalas daro ką nori. Tai daro ką nori. Tik jokių uždraustų dalykų, tik gerai, kad neįsileidinėtų, bet taip tais mes mokame elgtis kamerom ir taip toliau. Aš norėčiau GoPro'škės 15 arba GoPro 11 Black Mini, kad filmuoti ant dviračio savo videkus, bet mano dviratis sulūžęs, kaip suprantat, arba nesuprantat, bet sutaisysim, aš šalmą nusipirksiu, man tėvai nupirks laikiklį dėl GoPro'škės ir pačią GoPro'škę mini tokią, ir aš laikysiu ir va taip filmuosiu videkus su dviračiu, kaip gero būtų važinėti, leliai. Tai reikėtų daug ką laukti, jeigu kad nori būtų labai linksma, tai tiesiog šitas aprašymą perskaitykite šitas Banančiko kanalo. Jis tenais daug ką filmuos ir su manim filmuos, su daug ko filmuos ir taip toliau. Taigi, tęskim taip paprastai darbą ir rankuotę nors sustojau. Jau visai neprisimenu. Tai prenumeruokit ir ką ten, tiksliai, kad visas jo ten šitas įdomumai ir taip toliau videkai tęsis iki 2027, kaip jam sakė. Aprašymą rašė Banančikas. Taip, aš galbūt tai lapsą vienas padarysiu, kol dirbsiu ir kulsiu. Aš jau pažiūrėjau, dirbu 7 minutes. Ir filmuoju 7 minutės mano pačioj, kur rodo greitį, tai tenais apačioj yra laikas, kiek aš dirbu. Ir rodo, kad aš dirbu plius minus 7 minutės. Tai bus timelapsas ir taip toliau, aš jungsiu savo muziką. O jūs laikykitės, mėgaukitės timelapsu. O aš pratęsiu darbelį.
Taigi, ką, mėly mano draugai, sakyt darbą mes jau užbaigėm. Bet tenais dar yra vanliksti, bet tik kažkodėl tai mano žodžiai per stipriai, west ir все, mano laikas išėjo. Jau 18:02 ir jau 1 vakaras. Ir fūra jau beveik užpildyta, bet tas galinis neužpildytas. Bet priekinis jau beveik užpildytas, tas didelis, mano laiko sakyti neužteko. Bet padirbom visai patogiai ir gerai. Tai susitiksim kitose dalyse, jūs prenumeruokit mano kanalą. Mes susitiksim kitose dalyse, bet man dar reikėtų nuvežti šitą krovinį, paskui sumontuoti šitą videką. Bet man išeis, aš tai kartuoju 100 kartų. O dabar sakau visiems ate.